Sveiki, mėly draugai. Na kągi, labai įdomi tema. Ir kurgi yra tiesa, o kur melas. Labai įdomus buvo eksperimentas sužinoti, koks yra skirtumas tarp rizomos veidrodžių kinietiškų ir rizomos originalių veidrodžių. Dabar žiūrėkit, štai guli du va tokie veidrodėliai. Kol kas nieko nesakau. Taip trumpai pabandykite atspėti, kur dabar yra originalas, o kur kinietis. Šitas, pavyzdžiui, toks, matosi toks blankus, toks kažkokia spalva, čia toks gražus liejinys. Ir aišku, kad čia bus originalas. Ne, neatspėjot. Originalas yra štai čia. Štai čia. Vat matosi užrašai ant pačio veidrodžio. Paskui yra čia Made in Italy. Čia rizoma. Vat. O čia yra kinietis. Pas jį jau nerašo Made in Italy, rašo Created in Italy. Irgi yra rizoma, bet ant veidrodžio pačio jau nieko nėra. Bet veidrodžio stikliukas irgi lygiai taip pat išlenktas kaip ir originalo. Ir dabar skirtumas yra tik tais, nežinau, čia nelabai gal matysis ant video, bet kinietiškas yra irgi mėlynas kaip ir originalus, melsvas stikliukas, bet kinietis yra labiau melsvas negu originalas. Originalas yra šviesesnis stikliukas, irgi melsvas, jisai, kuris apsaugo nuo saulės spindulių, bet jisai yra šviesesnis. Tai kinietis yra tamsesnis, bet vaizdą rodo tą patį, didina, kaip sakyt. Bet kadangi jisai šviesesnis originalas, tai atrodo, kad jis ryškiau rodo, nes kinietis kažkaip tamsiau rodo. Svoris tarp jų skiriasi, dabar va čia yra originalas, tai jisai abiejų veidrodėlių svoris skiriasi 120–130 gramų, tai reiškia, originalas yra ant 130 gramų kažkur lengvesnis. Šitą paėmus į ranką iš karto jaučiasi, kad jis yra sunkesnis, bet visa paslaptis yra labai mažoje smulkmenoje. Tai yra ne aliumino kažkokia rūšis kitokia, bet tiesiog originalas, va šitas čia. Šita vieta yra iš plasmasės. Labai puikiai girdisi. Čia yra plasmasė. O pas kinietį šita vieta yra grynas aliumas. Ir net matosi frezavimo žymės ir iš karto aliumo garsas. Tai svoris skiriasi tik dėl to, stikliukas išlenkimas yra pas abu vienodas, netgi sakyčiau pas kinietį kraštai geriau sueina, čia va kažkoks tarpas matosi, pas kinietį nėra to tarpo, tai netgi sakyčiau tiksliau išpjautas kinietiškas stikliukas. Pas kinietį taip pat yra visi žymėjimai, kurie, kaip sakyt, legaliai gatvėje juos gali naudoti. Skirtumas tik tos, kad pas originalą mažesnėm raidelėm rašosi. O taip tai tvirtinimai, varžtelis ten. Nežinau, ten vidury ar kažkas skiriasi, nenoriu šardyti jų. Bet manau, kad ten nieks nesiskiria. Tai tai tiesiog, kad čia rašo Created in Italy, o čia rašo jau pas originalą Made in Italy. Rizoma užrašas,
netgi dabar galvoju, šriftas. Jo. Nu, kažkokia. Vat, pavyzdžiui, frezavimo biški žymė skiriasi, vat pas kinietį eina grublesnis toksai, čia yra smulkesnis. Čia paskui tas kampas irgi skiriasi, vat pas kinietį eina toks apvalesnis šitoj vietoj, o čia eina va toks su kampu. Tai frezavimas pats, o čia biškai jau apčiupinėjau, skiriasi. Bet šiaip tai kaip kopija, vat kinietis šitas kainuoja kažkur 80 €, čia tas tipo, kur aukštos kokybės kopija. Čia nėra, kad už 20 €, čia yra, jau sakau, 80 € kažkur tik kainuoja, o tas kainuoja 500 €. Tai skirtumas labai didelis, bet dabar aš su jais, kaip sakyt, šalta, nepravažiavau pabandyti, bet gali būti, kad kadangi šita dalis pas originalą yra plasmasinė, automatiškai ant šito pačio spoilerio galo gaunasi mažesnis svoris ir gali būti, kad pas originalą nebus vibracijos arba bus labai maža, nes jisai nieko nesveria šitas pats stikliukas su šitu vat korpusu. O čia jau eina, čia jau eina tikras soliumas, nors atrodo kaip tik netgi solidžiau atrodo. Va, frezavimo žymės gražios tokios, viskas tikrai labai aukštos kokybės padaryta. Bet jisai, va šita vieta aš įsivaizduoju ir duoda tą 100 gramų, 120 gramų skirtumą, bet čia per abu veidrodžius turiu omeny. Bet šiaip paėmus į ranką jaučiasi skirtumas, kad vakinėtis sunkesnis. Tai va, tai galiu pasakyti labai trumpai, kad kopija yra labai aukštos kokybės ir, nu, tikrai sužavėjo, nes skirtumas, vaizdas tikrai matysite tą patį, tiesiog pas italą va, eina šviesesnis, čia tamsesnis mėlynumas. Tai netgi pagal teoriją netgi turėtų šitas mažiau akinti kinietis, jeigu saulės spindulių gausi tiesioginių. Tai tikrai kopija nebloga ir apsimoka. Šiaip apsimoka. Vat įdomu, kas bus, kaip su juo, kaip pradėti važiuoti, pavyzdžiui. Ar vibracijos nebus nuo to svorio ant didesnio, ant galo šito, sakykime, viso korpuso. Tai va čia klausimas. Šito dabar aš neišbandysiu. Nu, čia paėmus tai labai lengvas toks jau, nu, jaučiasi tikrai skirtumas. Bet šiaip jeigu ta kažkokia minimali vibracija netrukdo, kuri galėtų būti, tai tikrai verta, nes pinigų, kaip sakyt, kiekių skirtumas labai didelis yra. O grožis, nebent čia kažkas būtų, nu, gal dažymas, gal kažkoks prastesnis, nu, čia gal ateityje, nebent nubluktų ar kažkas tai, bet taip tai, nu, tikrai labai gražiai, tikrai labai solidžiai ir identiškai, realiai viskas identiškai, visas frezavimas, viskas viens prie vieno eina. Visi diametrai, viskas viens prie vieno. Tai va, dar tik tais pas originalą, va, kažkodėl tai neradau, va šitą ten eina toks, užsideda, čia toksai varžtelis, va toks paaukštinimas truputį, čia va kišasi varžtelis. Tai aš pas kinietį va šitą radau, o pas originalą aš to neradau, tai labai keista. Arba man pamiršo įdėti, arba kažkas išėmė. Nežinau. Tai va tokie skirtumai tarp kiniečio ir italo. Tikrai užskaitau kinietį.